Sveiki, mėlyjei. Štai Mandalos festivalyje praėjo garso OM ir krištolinių dubenų garso meditacija, o labai gili, daugiau kaip valandos meditacija. Ir šitą meditaciją vedė ir pas joje dalyvavo ir auros tyrėjas, Sąmoningumo mokyklos Gyvenimo rytas, taip pat 2 pakopas pabaigęs Artūras Dobkevičius. Štai jisai su šitais krištoliniais dubenimis, jisai darė šitą garsą. Tai dabar tuo pačiu noriu ir pakalbinti Artūrą, jeigu galima. Labas. Labas. Taigi, tik ką praėjo šitą krištolinių dubenų garso meditaciją. Artūrai, tu tyri auras, ar ne? Taip. Sakyk, kaip įtakoja šitas garsas į žmogaus energetiką? Nes energetika tai ir yra aura, ar ne? Taip, įtakoja, neabejotinai. Tiesiog šitie yra suderinti pagal mūsų energetinių centrų čakrų, reiškia, toną. Nu, kiekviena čakra turi savo spalvą, savo muzikinį toną, savo mantrą. Ir, nu, kaip visą vaivorykštę, raudona, oranžinė, žalia, geltona, žalia ir taip toliau. Ir taip pat čia irgi yra suderinta šitie muzikiniai tonai pagal čakrų garsus. Yra 7 tonai ir 7 čakros. Tai reiškia duodi rezonansą kiekvienai čakrai, ne? Čakrai, taip. Plius, aišku, su ta čakra susiję ir tam tikri organai tenais, sakykime, širdies. Tai širdis, kraujagyslių sistema tenais. Ir taip toliau, visas mūsų organizmas. Bet kuriuo atveju tie garsai jie daro tokį harmonizuojantį tokį poveikį. Sveiki. Ir ta meditacija natūraliai tiesiog valandą mes išbuvom, net nepajutom, kad ta valanda praėjo. Kitų žmonių tiesiog paklausė, atrodo, kad kelios minutės, 5 minutės praėjo. Tai iš tikrųjų, aš pats dabar dalyvavau, tai tikrai neatrodė, kad mes valandą čia prabuvom. Labai gerai. O ką rodo auros tyrimai? Po šitokių teko tau daryti, būtent po šitokios garso meditacijos? Tai taip, žinoma. Tai, turiu aparatūrą, tiesiog jeigu trumpai, kuri veikia Kirliano principu ir parodo energetinių centrų čakrų aktyvumą ir balansą, ar jinai centre ar ne yra. Tai po šitos garso meditacijos tos čakros harmonizuojasi, jos centruojasi, aktyvuojasi šiek tiek, didėja jų aktyvumas ir jos centruojasi į vieną ašį, vieną eilę. Tai jeigu, aišku, viena meditacija nieko nepakeis, jeigu tik vieną kartą žmogus atėjo gyvenime. Tuo momentu kažką tai pakeičia, ne? Tik tai liekamasis efektas, ko gero, yra mažasis, ne? Taip, tai kaip ir su visom praktikom, jas reikia praktikuoti. Čia vienas galbūt toks, sakykime, susipažinimui, toks įvadas žmonėm, kurie nesusipažinę su tais garsais, taip, daugeliui tai atrodo kaip kažkokia tai egzotika šiek tiek, ar ne, smagumas, pabuvimas, iš tikrųjų nelabai kas. O sako, ko ieškai, tą randi. Tai ko gero, jeigu tu eisi, ieškosi ir darysi tai kaip sistemingą praktiką, tai tikrai tai padės tavo kelyje, ko gero, ne? Taip, žinoma. Na ir galbūt, mano asmeninė tokia patirtis, kad yra tie garso instrumentai, tai tokie žinomi gongai, vakar buvo vakare, ir tos krištolinės taurės. Tai man asmeniškai gongai labai toksai, vyriška, tokia aktyvi tokia energija ir ne visiems jinai ir priimtina, tie žemi garsai būna, kitus net gąsdina, tas garsas eina per kūną, vibruoja ir jis toksai, kitiem net baisu būna nuo tų garsų, net pabėga. Aš sakyčiau, čia šitoje vietoje manyčiau, kad žmogus, ką jisai nusistato savo, tai taip jisai ir žiūri. Jeigu jisai žiūrės tai tik tai kaip į gąsdinantį garsą, natūralu, kad jam ir bus baisu. Bet jeigu jisai atsiveria visą širdimi, juk tame gongo garse yra visi tonai irgi. Tai ko gero, taip, tai kaip ir čia gali sakyti, čia pagulėjau, pasnaudžiau ir čia nieko tokio. O krištolinės taurės tiesiog, papasakosiu, pasidalinsiu. Aš kai pirmą kartą išgirdau, tai man buvo, kažkas tokio nuostabaus, tiesiog mačiau šviesas, spalvas. O kada pirmą kartą? Kada pirmą kartą? Turbūt kokie 8 metai atgal galbūt buvo irgi kokioje tai stovykloje ir festivalyje, tiesiog kažkas irgi buvo tokia meditacija ir tiesiog buvo kažkas nuostabaus tokio nepakartojimo ir sakau, viskas, noriu, viskas, šitas dalykas yra mano. Tuo labiau, kad tau derinasi, aišku, visi tie dalykai. O kada bendrai pradėjai domėtis iš vis tokiais dalykais? Juk šiaip kaip ir visi turbūt buvom
buvom normalūs, paprasti žmonės, kaip sakoma, ne? O kada kilo visas šitas dalykas, domėjimasis tais energetika žmogaus ir ėjimas į aukštesnės vibracijas? Nu, pas mane gal toksai nuo paauglystės kažkur, nuo jaunystės tas toks domėjimasis. Gal paskatino tėtis mano, jisai prenumeruodavo tokį laikraštį Žvilgsnis ėjo 90-aisiais. Ten būdavo, jis labai domėjosi UFO, visais skraidančiom lėkštėm. Nu ir ten buvo daug įvairių straipsnių, bet būdavo ir kitokių. Apie Egipto piramidės, tenais apie Nebraskos tos piešinius, apie Amerikos ten indienų kultūrą, ten apie indų, apie jogą, apie tas pačias čakras. Na va, ir nuo to laiko kažkaip tas paskui 90-ųjų pabaigoje kažkur atkeliavo Reiki į Lietuvą, jogą pradėjau domėtis, nu va, taip tas visas ir kelias ir buvo. O vat, jau dabar mes esame Mandalos festivalyje, tai 11 festivalis, 11 metai iš tikrųjų. Tai prieš 11 metų Mandala buvo toks pirmas festivalis toksai Lietuvoje, kuris vat, apjungė va, tokias dvasinės praktikas, psichologinius visokius mokymus, kūrybą ir toks buvo pats pirmasis. Paskui atsirado jau kiti, dabar tai jau daug jų yra vasaros metu. Gerai, Artūrai, jau sakyk, tas kelias gana ilgas. Gyvenimo rytas, ką tada vyktų, pas mus irgi esi buvęs, taip, Robertai. Taip. Tai, o kiek 2 pakopas praėjai pas mane, ar vieną? Aš pas jūs, žinokit, pirmą pakopą esu praėjęs. Tai pagrindus pačius pasidavimo, ar ne? Taip. Nu ir ką tau davė, kaip tu manai, visas tas dalykas? Tai tiem žmonėm, kurie, vėlgi, mes kalbam vis tiek gyvenimo ryto vardu, aš daugiau tave kalbinu, tai šiek tiek ką žmonėm gali pasakyti, gyvenimo ryte, ką jie gali gauti ar negali gauti, ten kas ten yra. Daug visko ten yra, tikrai, jeigu kas nebuvę, tikrai rekomenduoju. Robertas nuostabus mokytojas ir tikrai labai šviesulys Lietuvos, mūsų švyturys. Tai tikrai rekomenduoju. Man gal labiausiai tai aš visiems cituoju jūsų tą, reiškia, mintį, kad apie sąmoningumą, apie tą, kiek mes esam sąmoningi, kad jūs tą pateikėt statistiką, kad, reiškia, vaikas ten kelių metų, jis yra sąmoningas kelias valandas per parą, reiškia, jis žino, kad žaidžia, su mašinytė ir taip toliau. O suaugęs, brandaus vidutinio amžiaus žmogus, vidutinis eilinis statistika yra, kad sąmoningas yra 15 minučių per savaitę. Būtent. Tai man ta mintis, aš nuo to laiko kažkaip man šokas buvo, kad iš tikrųjų. Ir tada pradėjau, jau grįžęs po to stovyklos, pradėjau gaudyti save namie, ką aš darau automatu. Reiškia, dantis valau, ten vairuoju automobilių, dar kur išmoksti ir toks vyksta, net nesusimastai apie tai. Tai nuo to laiko tiesiog save gaudau ir bandau daryti tą, kažkaip sąmoningai, budriai jaususis, kad aš čia sutelkiu dėmesį. Tai pradėjau dantis, pavyzdžiui, kairę ranką valyti, pavyzdžiui. Labai gerai. Arba ten dar kažką, žodžiu, daryti tokio, kad atkreip dėmesį, kad aš čia būčiau, o ne kažkur mintyse ten ateityje, o kad būčiau čia ir dabar. Tai va man ta reiškia, stovykla davė, kad aš daugiau budresnė, sąmoningesnė, sakykime. Puiku. Ir po to prasidėjo ir moksliniai darbai, ar ne, ir profesūra visa tavo viskas. Aš ne profesorius, bet universitete esu, KTU, reiškia, dirbęs eilę metų, tai jo, moksliniai darbai. Moksliniai darbai jau buvo, ar ne? Tai moksliniai laipsniai vis tiek kokį? Turiu mokslo daktaro laipsnį. Mokslo daktaro laipsnį. Profesorius yra pareigos iš tikrųjų, ne? Profesorius pareigos, docentas profesorius, tai pareigos, o mokslo daktaras yra laipsnis, kaip bakalauras, magistras, paskui daktaras yra. Nu va, taigi kalbame su mokslininku realiai šitoje srityje. Taip. Kągi, ačiū Artūrai labai tau. Ir ko galėtum palinkėti gyvenimo ryto, sakykime, bendraminčiams bendrai? Nu ką, buskim Lietuvą, buskim pagaliau, buskim iš to sapno, iš to, sakykime, abejingumo, iš to atskirties, iš tų visų dalykų. Ir ką gyvenimo rytas gali duoti, ir Robertas, tai gali duoti tą sąmoningumą, budrumą kasdienybėje, kiekvieną akimirką, kiekvieną momentą. Tai tikrai rekomenduoju, tikrai nuostabus mokytojas, šviesulys mūsų, sakau, Lietuvos. Tuo pačiu, sakykime, einat sąmoningumo keliu, laikas nuo laiko verta pasitikrinti, kokia jūsų energetika, tai Artūras nuolatos šitą dalyką daro, tai galite susirasti Artūrą Dobkevičių ir tikrai pasitikrinsit ir plus jisai parekomenduos, o kągi daryti, ne tik tai, kaip sakys, čia pastovečiai ne taip, bet parekomenduos ir ką daryti, ir praktikas, ir daug visokių dalykų. Štai ir tie patys krištoliniai dubenys, ar ne?
taurės visi. Kągi. Ačiū. Ačiū. Viso Visiems geriausio. viso geriausio. Ja.